Svarbiausias dienos ritualas yra paėsti, paėla paėsti. Su jūros gėrybėm ir ryžiukai. Ryžiai su jūros gėrybėm. Ir būtinai sangrija. Asotė. Malaga niekuom nesiskiria nuo Palangos, nes čia taip pat vaikšto pardavėjai, kurie siūlo tik ne čeburekus, o alų, servisą, Coca-Cola. Mes su Sauliuku eidami gatvėmis ir mirdami nuo karščio, nes mes prie jo nepripratę, žiūrėdavom į šunis, į tokius, va kaip šitas gražutis, mažutis, pulgosas ir galvodavom, šitam tikrai nekaršta. Ne. Vyras man šiandien padovanojo suknelę. Net nesuprantu, kaip ją reikia apsirengti. Palaukit, pirmiausia, nusikarpau šitas peteškės, nes nesuprantu, čia, žinai, jos reikia ant pakabos kabinti, kad suknelė nesusiglamžytų. Bet kai jos išlenda į lauką, svarbu, suknelės nenusikirps. Kai jos išlenda į lauką, tai nesuprantu, kaip su jom būti. Esmė ta, kad, žiūrėkit, čia yra va tokia plati, čia biškai matosi papulis, tai negaliu lemenų padėtis, nes tai čia jeigu eis lemenukas per čia, tai koks vaizdas, tai reiškia, reikia eiti su nogais papuliais, o šitas iš viską, aš nesuprantu, kaip jisai čia turi būti. Šitaip? Kas čia per stilius, ta prasme, taip turi būti? Mergos, ką jūs galvojat? Ar taip turi būti? Bet tai čia kažkoks tada kaba, kažkoks, toksai va, kažkoks kaba. Nes aš sakau savo sugyventiniu Sauliukui, sakau, va taip turi būti, žinai. Jisai sako, ne, užsidėka normaliai ant peties. Taip? Tai čia kaba kažkoks, pizus kažkoks, žinai. Ta prasme, rimtai, padovanoju suknelę, net nemoku apsirengti. Esmė ta, kad suknelė yra tokia aptempta visa, pilvas išvirtęs. Žinai, tokia. Kas yra, ble? Ir nežinau, kaip čia pasidaryti. Ta prasme. Maža, kad reikia eiti su nogais papais ir va tai, žinai, makačialintis, nes, tu negali va čia, negali čia nieko dėtis. Čia va nuoga. Va. O šiaip graži suknelė ilga. Parodyčiau, palauk. Palenksiu. Jeigu pavyks, palenksiu. Biškai daugiau. Va. Čik. Kokie mes gražus. Parodau kainas kokteilių vakare. Žodžiu, 9, 9, 8, 7, 9, 8, 7, 7, 9, 8, 8, 7, 7. Į mano vyras, kuris nori labai valgyti, nes sakė labai alkanas. Man tai visai to maisto net nereikia, man svarbiausia. Bet atrodo maistas tai žiūri skaniai. Mes esam čia valgiau ne vieną kartą, tai labai skanu, ne meilė? Jo, jisai sako, štai, kad yra va tokie visokie makaronai ir ne makaronai ir vaikai. Algo especial para usted, señora, mire, ay, le dio calor, la señora se sonroja, le dio calor, se quita la camisa, ay señora, va por usted, señora, aproveche, que esta noche no se va a aburrir, le entrega la camisa, señora, cójala, ay, a ver Málaga, vamos a apoyar a California, todo el mundo con las palmas. Mira, ay, movimiento de pectoral, movimiento de glúteos, ay, señorita, todo eso es para usted. Y tiene más. Ay, increíble.
Mes tiek daug Ispanijoje ėjom, kad tai buvo tikrai ne atostogos, o nuovargis. Padai ištynė, sąnariai skaudantis, kojos perlinkę. Ir mes vis ėjom. Taip, tai reikia, mes taigi mokam peršokti per tvorą ir praeiti ten, kur neleidžia. Čia labai easy perlipti. Tai va, čia iš šono. Tai aišku. Čia mes truputėlį apsimetam, kad ne vien tik tai alkoholį vartojam ir pliaže gulim, kad dar truputėlį ir užsiėmėm kultūrinę programą. Nusipirkom netgi bilietus į pilį. 2. Bandau pralysti. Susipažįstam su Malagos įžymybėmis, gražiom vietom, vaizdų nuo kalno. Kaip čia ta mano skribelė? Kažkokia išsilanksta jau taip nevykusiai. Va, pasižiūrėkit, koks vaizdas. O jesu. Mes tiesiog esam normalūs turistai, ne vien tik tai džing. Kaip gražu. Gibraltaro pilis ir kažkokia dar čia bla visas miestas. Kaip ant delno. Jėzu, kaip gražu. Gyvybės šaltinis. Vandeniuks. Aqua. Iš tikrųjų, tai į Malagą visą laiką atvarom tik tai pagulėti, pailsėti nuo darbų ir nieko nesikultūrinam, tai už tai ir neturiu labai ką rodyti daug filmukuose savo, nes mes tiesiog gulim, ane? Maudomės savo prakaitę, nes jūra šalta ir gulim. Ir va tiek. Kur toliau? Iš tikrųjų, tai taip lengvai ėjau ant tokių atostogų, kur kiekvieną dieną nueini po belia kiek tūkstančių žingsnių, kojos ištinusios, sąnariai skauda, nugara nelaiko. Jau geriau dirbti. Mažiau nuovargio, mažiau skausmo ir tam žmogui blogai ir blogai. Tam žmogui niekada gerai nebūna. Karšta blogai, skauda blogai, girtas blogai, išsiblaivai dar blogiau. Jūra šalta, saulė karšta, nu žodžiu, amžinai viskas yra ne taip, kaip norisi, kad būtų. Dieve. Nu, bet iš tikrųjų, ar čia poilsis, kai liežuvis, žinai, iškištas. Kaip tik gražius mergas, taip einam iš šono. Tai galim eiti tada apie gražių mergų. Einam, apžiūrėsim visas mergas. O taip ir sukamieji kilometrai, žingsnių milijonai. Tiek visko daug pamatyti, tiek visko daug apeiti. Kai norisi, einam ten ir ten.
Aš noriu eiti visur vienu metu. Vienu metu noriu būti visur. Arba žinom kažką dešrytės, mėsytės. Jums gali pasirodyti, kad mes čia tik tai valgom ir geriam ir valgom, geriam, valgom, bet taip žinokit ir yra. Mes čia tik tai valgom, geriam ir valgom, ne? O ką dar darom? Ilsimės. Plaukai piestų, šiaudiniai jau. Nuo jūros, nuo smėlio, nuo oro, nuo karščio, nuo visko, dar nuo kremų, nuo saulės. Šiaudai, nebe plaukai. A, kaip tu jautiesi? Žmogus matosi, kad ilsisi. A, kaip jūs visi jaučiatės, pasižiūrim. Pats skaniausias pasaulyje dalykas. Brangus ir žiauriai skanus. Jeigu jūs netyčia laukiat iš mano atostogų kokių nors konstruktyvių filmukų, kažką, kur mes ten važiuojam, lankom, matom kažką įdomaus, visokius gamtos reginius, vaizdus, pilis ar dar kažką, tai žinokit, kad mes nužiūrė iš tą jūrą. Bela kaip šaltas vanduo, aš jūs neįsivaizduojat Malagai, kokio šaltumo vanduo, tai pasišiaušęs vada. Tai žodžiu, tai žinokit, kad mes vienintelį dalyką, ką darom, tai tik tai valgom, miegam, geriam, gulim. Valgom, miegam, geriam, gulim, geriam. Ir daugiau nieko nedarom, ir daugiau niekur nevažiuojam, nieko nematom. Aš neįsivaizduoju, koks šaltas vanduo. O žinot, dėl ko Malagai šaltas vanduo? Dėl to, kad teka pro Malagą, pro Malagos krantus Gibraltaro šalta srovė. Dėl to jūra visą laiką būna tokio šaltumo kaip Norvegijoje. O Norvegijoje šilta, nes pro Norvegijos krantus teka šilta Golfo srovė ir viskas sušildo. Pavyzdžiui, Norvegijoje būtų žymiai, bandau atsigulti vandenį. Norvegijoje būtų žymiai šalčiau, jeigu nebūtų Golfo srovės. Oi, tu nežinau. Nu, karočiui. Minus 50, aš jums sakau. Aš neįsivaizduoju, kaip tie žmonės visi mirksta vandenį. Ant kranto tai suprantu, kad milijonas žmonių dėl to, kad, dėl to, kad tikrai labai karšta laukia, 30 laipsnių, bet vandens temperatūra tai maks kokiu 15. Biškai, kai jau pripranti, tai jau gyven galima. Visi plaukai pasišiaušia. Žmonės irgi iki kiaušų įlipę. Nu, nes tikrai nešilta. Tai va taip ir leidžiame atostogas ir ką aš galiu pasakyti, nieko įdomaus ir konstruktyvaus neturiu ką parodyti, nes niekur nekeliaujam visiškai. Dar pradžių sakė, mašiną įsinuomosim, eikit, kokią čia mašiną, karočią, miegam iki pietų, paskui valgom iki vakaro, paskui vakare ateinam iki jūros ir vėl namo, nu ne namo, į butą. Ir viskas. Mano brangusis tai net nebuvo į jūrą įlipęs, aš gal antrą kartą tik tai lipau. Ir tai, jeigu nedaryčiau šito video, būčiau jaučiu nelipus. Gal video lipau. Klausėte, kur myžam? Yra aplinkui pilna tualetų, va. Oi, nu gerai, čia gal nelabai dabar matosi. Bet yra barai, yra tualetai, yra kavinės, yra, žodžiu, kaip šalta, negaliu. Pasižiūrėkit, ant pačio krantą tupiu ir vis tiek šalta. Ledinis. Net neįsivaizduoju, kur mes važiuojam. Nusipirkom bilietus į autobusą, nes už tai, kad policija pasakė, kad važiuokit su autobusu kažkur, tam bus šventė. Nu ir važiuojame tą šventę. Hola. Coco, 1.50 de coco.
pačios skaniausios sardinės keptos va tokiu būdu. Aš kiekvieną dieną dėl jų svaigstu. O Dieve, kaip man skanu. O... Sakyk labas. 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 Ir viskas, po galais oro uostas, atostogos baigėsi su savo princesė, kurią išlošiau žaisdama, mėtydama 3 strėlytės iš 3, skrendam namo. Ačiū Dievui, nebereikės nei sangrijos gerti, nei karštėje kamuotis, nei gulėti visą dieną galvojant, ką čia tokio prasmingo paveikti, kad diena veltui nenueitų, nei pinigų leisti ant savęs, nieko nereikės daryti. Galėsiu būti vėl namuose, plauti indus, kambarius tvarkyti, gaminti, ėsti ir galvoti, kad gyvenimas yra šikna. Vasara baigėsi. Net į džinsus jau iššokau. Pasibaigė vasariški drabužiai, kai nuogo kūno nieko, o viso, jau ir trusikai atsirado, jau ir džinsai atsirado, viskas atsirado.